Sveiki visi, su jumis sveikinasi Edvinas ir Joman. ir šiandien mes filmuojame savo pirmąjį Minecraft epizodą. Tai va, einam tikriausiai ką reikia pirmiausiai pasidaryti, tai pasikirs medienas, o po medienos jau bus kitas dalykas. Tai va, ką čia papasakoti. Mes dabar per šį epizodą planuojam pasistatyti namą, bet tikrai jokio didelio net nesistatysim, nes tiesiog man nepatinka dideli namai. Taip, Man patinka maži ir jaukus. Patinka maži ir jaukus. Mane jau alkis muša. Bet tu vis tiek iki pusės esi muš. Va, mes žaidžiam ne ant naujausios versijos, o ant senesnės. Taip. Taip. Tai va, pasikirsk medžio. Ir kaip matot, biškį jau prasilyginom plotą ir man skambina maladės. Tai va, pagaliau mes šitą, va, kaip čia pasakys. Baigiau, man buvo staigiai paskambino ir dabar aš jau baigiau, tai toliau tęsim, nusikirtau dar tą medį, Jonas išėjo į urvus. Buvo aš pradėsiu šiokį tokį namą, net neįsivaizduoju kokį reikia statyti, bet tokį paprastą. Nedidelį. Ir tu man tas fupesas normaliai darai, laikos biškį. Tau cobblestone reikės? Nežinau dabar. Degantis zombis, palauk, juk jis pagal viską uždegtų man namą. Ai, bet palauk, čia Minecraftas. Negali. Viskas okei tada. Imk, čia apsigėdimui. Dėkui, eiktų toliau į savo urvyną. Ravain. Užteks pradžiai tokio namo. Jo. Gal biškį per didelis. Gal bus 2 aukštų. Čia pagal viską, nežinau, gal padarysiu tokį kaip terasą. Nu, ta prasme. Kaip jis pabėgo? Va čia. Ne, va čia. Sprogo. Netyčia. Kaip šitą medieną išnaudosiu, jaučiu biškį sustabdysim video, nueisim, staigiai prisikirs normaliai medžio ir tada vėl galėsim toliau normaliai filmuoti, kad nereikia čia. Ir žodžiu. Čia šitas laivūna. Tegul būna. Nu tai va, susitiksim, kai aš prisikirsiu medžio. Tai va, mes grįžom, aš rodau vėl progresą, biškį medienos, biškį parodys, vėl sustabdys teisų statyvas, nes kad nebūtų vėl šitas video toks, nežinau. Dabar Jonas išėjo, nes jam vėl su kompu problemos, jam ten, nežinau, kas kiek laiko įsijunginėjo vis tas kompas. Tai jo. Pasidarom kažką, gal kirvį galvoju, o kaip tik skambina, pačiu laiku Jonas atėjo. Taip, man jau techniniai nesklandumai. Opa, darom kirvį. Biškį pastatysiu sienas ir vėl tęsiam už kadro darbą, nes tiesiog tikiu, kad jums čia nelabai bus ką žiūrėti.
Kaip aš čia. Va, sienos bus vien tik iš šitokių, bet... Nu, karoči. Tikriausiai parodysiu vėliau. FPS, kai nupirkto kartą, kad nieko tokio. Tu prisijungsi. Tikriausiai soundclickai žiauriai ten bus, bet nieko tokio. Kažką vėliau mėginsim gal daryti. Ups. Dabar. Ką tu darai? Minecraftą jungus. Ateisi. Jo. Tai va, kai pastatysim sienas, susitiksim vėl. Tai va, pradėsime statyti stogą. Pastatėme tokį kaip, nežinau kaip ką, bet kažką panašaus. Tai kaip nu šiaip dabar galiu dar pafilmuoti, pakalbėsim, kol turiu resursų. Gal vėliau, vėl, nes vien žodžiu, gerai darai. Tai va, mes grįžome ir tikriausiai iš karto pastebėjote skirtumus, kada žaidžiu su Texture Packu. Jau. Man su šito Texture Pack, pavyzdžiui, šitą savan žiauriai vasariškai atrodo. Ir taigi Jonas sugalvojo tokį dalyką kaip šioms serijoms pavadinimą. Dai, skelk. Skelk. Atostogos savanoje. Man tai, pavyzdžiui, šis pavadinimas tikrai patinka. Tikriausiai šitaip ir vadinsime serijas dabar. Pradėsim vadinti ir aš aš turiu medinį kirvį. Tai va, biškį priskasim po staką medienos ir tęsim, kaip matot, ten yra tas visas mūsų darbas. Ir va čia aš ant šito kalno galvoju, tokias kaip grinai palaidos, kaip būna kaimuose, tokios ganyklos karvių. Kaip sakai? Neblogai, bet jas aiškiai aptverti, bet taip palikti taip. Nu tai taip yra aptverti, bet ta prasme eitumėm, žinai, taip pažiūrėt, gal prie mūsų... Bet avių galėtume padaryti. Nu žinai, kaip kaime būna. O taip, aš visai noriu, čia žiauriai gerą tu dar pavadinimas. Kaip kaimą gal čia padaryti? Nu, maždaug, nes dabar su tuo Texture Pack kaip jis čia pasakius, šitą vas, nu, namas, galim sakyti, pirkę. Bet rimtai gal epizodų pavadinimas lai ir būna, statome pirkę. Gal. Kaip sakai. Nes man toks dabar kaimiškas žiauriai, čia viskas atrodo cool. O tau? Neblogai. Ar rimtai galim iš tikrųjų daryti tą statome pirkę, pavyzdžiui. Žinai, tos irgi senovinės chatos. Pirkios. Kiek turi medienos? Aš šitų įstaką turėsiu. Aš jau turiu. O, tai eik link pirkios. Aš paskutinės kelias medienos nusikirtų. Aš jau turiu staką, bet man dar reikia, kad nenoriu, kad palikti plūdurį po to ore. Aš valgysiu šį vakarą. Nusimušiau vištą, nusimušiau kiaulę. Gerai. Gerai, dabar pamastykim, ką mes galėtumėm kitą epizodą daryti. Šulinį prie pirkios, jo. Tai čia bus tas. Nežinau, jeigu išeit visai norėčiau tą senovinį šulinį. Žinai, kur būdavo tokie žiauriai seni šuliniai. Jo, tavo skinas labai juokingas. Nu, tu supranti, tai kad man tai rodo, kad aš esu skinu, bet tavo skinas juokingas man. Nu, čia tiesiog yra tas, va, Texture Pack toks subagins. Čia yra 181. Jo.
Todėl ir yra, nes tas skinas ir pritaikytas tom dideliom rankom. Biškį nusileisk, aš tau vieną dalyką įduot. Palauk. Aš tau medieną čia išmetu. A tu nenori statyti? Aš dabar einu maistą išsikepti. Tai jaučiu sugrįšim, kai pabaigs. Nors šiaip gali dar parodyti, kol aš čia baigsiu tas kodas. Nesvarbu, maždaug čia dar tavo laiko. Nu, bet jau tikrai bus virš 10 minučių, tikiu. Nu, gal nebus. Ta. Bet netoli to. Bet jau taip atrodo, kad turėtų jau būti. Mano šuo tikrai nekaukia. Aš einu pasidaryti tų laiptų, jeigu beveik. Aišku, kad reikia. Bet nesidaryk iš visos medienos. Okay. Atostogos savanai, sakai. Bet rimtai čia geras suskėlė tokį pavadinimą. Migusta. Čia dar... Fuck. Pasėjo 28. Dabar praplėsk va taip iš šonus abiejos pusės. Aš šitą pusę paimsiu, tai kita pusė. Okay. Gal vėl sugrįž mūsų ta dvasia kaip seniau, kiek buvom padarę. Bet man seniau taip nesijaut kaip dabar, kai rimtai su tuo texture pack taip nesveikai. Dar uždėsiu tą screenshot, dėkim paimsiu tą chatą prieš minulį. Oh yeah, baby. Tu kai to? Good job. Jo, dabar dar tavo skins toks OP. Aš nesuprantu, kodėl tau texture pack tau brolis ėmė ant 1.8. Labai patiko matyti. Bet kaip tai paima ir taip vasariškai neatrodo. Nu, bet tik va šitas ir dar su... Nu, bet būtent va su šito texture packu jis taip atrodo. Žiūrėk, kaip čia, kaip atrodo. Ateik. Gražiai. Nu, tai gerai. Aš sakyčiau, gal čia tokia dar terasą, o čia Nu, padaryti. tai va čia dėl to ir tą ir padariau juk aš. Tu užbaigiai kit pusę. Liko tau dar... Laiptų? Nu, laiptų. Jo. Ateik, žiūrėk. Kita pusė. Dabar. Zombiai. Ai, va, dar prie pat mūsų yra čia toks, kaip pasakys, zombis sponeris, va. Nes grinai dieną čia statom iš pažemės pradeda lysti. Aš ten mačiau, ten labai daug zombių šitas pusė atėjo ten gyvė. Gal šitą, kadangi ten ta pusė bus nepilna. Ateik, žiūrėk. Kokia vietoje tai jis? Čia. Eva. Gal šitą pusę taip visą užvaro, o ten bus ne visai, nu va čia, va taip va. Kaip sakai. Čia sakyčiau, daugiau pastatų taip pastatysim, tai kokią daržinę dar ten ką nors. Nu taip ir bus, bet ta prasme, apsimok va čia taip nuleist va tos tą stogą. Jo. Nes gana taip senoviniai namai taip žemai jų stogus jie nusileidys. Tai tu pabaig, nes aš neturiu stogą. Okay. O man pasirodė žiauriai, taip užsisukau staigi ir grinai pasirodė kaip koks meteoritas nukristų. Eik su. Ir dar čia galus va taip gaus padaryti. Va čia, ai gerai padarei ir kitam gali taip pat. Ne, toj pusėj tai nereikia, ten toj tik tai. Eik uždėk va šitaip, ateik čia, galą. Čia galą, tai uždėk. Va. Nu, tikriausiai bus gerai. Dabar mums reikia... Kur ir... Aš benčias.
O ką aš čia padariau, net pats nežinau. Mūsų namas dega nutuočiu. Oh, fuck. Gali vien dalyk padaryti, užmiršau. Kokį? Ateik. Paimk, padaryk slebų. Ok. Palauk, reikia detonuoti priešą. Mirsiu. Nemirk. Kaip tos spaideris atrodo keistai? Ai, zombis dar atėjo. Nu, man tik kaip šilek valgyti, eik, nes aš to mirsiu. Gerai, kad tu. Višta. Ne, tau reikia valgyti. Ne, bet jei gali duok man slebų padaryk. Jei, tuoj. Arba man atrodo, arba tavo kojos yra tavo ant galvos. Jo. Pasižiūrėk, tavo kojos yra, man atrodo, kad čia kojos ant galvos. Imk. Opa. Jei gali eik dar, taigi biškai prikalk to medienos. Jo, mano kojas ant galvos. Tikriausiai vėl reiks stabdyti video. A man tik atrodo aš vieną dalyką. Aš iššauk medienos čia padariau. Nu tai nesvarbu. Tu pasižiūrėk, viskas atrodo kaip... Nu bet ta mediena vis atrodo taip pat. Jo. Nu bet rimtai. Suteik ščiupek. O Jėzau. Tai va, grįžime, kai pabaigsim daugiau namo. Tai va, štai mūsų toks ir rezultatas. Aišku, dar tuoj langus įdėsim, bet maždaug viskas taip atrodys čia iš vidaus. Dar aišku, gražinsim, ane? Taip, dar reikės įrengti. Ir čia bus mūsų pirkia. Dabar apeikim iš visų šonų. Nesigau, o čia laiptų užmiršau, gerai, kad atėjau būčiau palikęs be laiptų. Aš užlipau ant kalno. Kadangi čia va, yra va toks laikas, tai gal mums ir skinus tokius susidėt. Kaip sakai? Gal. Bet toks senovinis skins maždaug. Aš tada gal čia niką pasikeist. Jo. Nu, žinai, Katra. Na. Savo legalų paimam paskui. Nu, va šitaip, va taip ir atrodė. Tai palauk, dar grįšime, kai įdėsime paskutinį fragmentą. Jo. Tai va, pasistatėm štai tiek. Ir man rodos, baigsim šitą epizodą pagaliau. Ilgai čia jau. Man vieną hašpyrą tai įskolšėlis. Va taip atrodys mūsų namas, tiksliau pirkė. Tai va, tikriausiai einam į vidų. Sušalsim. Tai va, su jumis buvo Edvinas ir John Man. mes baigėme šitą epizodą. Ate.